Leiskit keliauninkus važiuojam. Nėra kadų. Važiuojam. Nėra, te. Daugiau nei prieš metus 3 lietuvių ekipažai ryžosi ilgai ir sunkiai prognozuojamai kelioniai į Afriką. Kelioniai, kuri jiems tapo didžiuoju gyvenimo nuotykiu. Kiekvienam gyvenime būna tokių nuotykių, istorijų, etapų, kurie įsimena arba bent turėjo kažkokios įtakos. Tai man ši kelionė buvo vienas iš didžiųjų gyvenimo nuotykių. Tada supratau, kad ir mano automobilis turi problemų, nes pažiūrėjome, kad pramuštas bakas ir iš jo laša dyzelinas. Nebuvo saugus jausmas, ta prasme, važiuoji mašinoje, kurioje ten žinai, kad benzas bėga iš po apačios, vis tiek kažkaip, nejauku buvo. Tos visos dulkės, tas visas spurvas kaip gera dekoracija, ten viskas nebe esmė buvo. Esmė buvo kažkoks tai ralis, čia buvo, mes tada įsijautėm, kad čia yra finalinis ralio etapas. Reikia domkratą paim pakelt šiek tiek ir palys. Lygiai prieš metus Lietuvos televizijos žiūrovai galėjo stebėti dokumentinę dramą Afrika LT ir kartu nukeliauti senais automobiliais iki pat svetingų Viktoro Diavaros tėvų namų. Labą dieną. Labas, aš Marčius. Tu nešnekėjau telefonu. Labą dieną, purvini labai. Netikėtas ir nuostabus jausmas sutikti lietuvius gyvenančius už 1000 kilometrų nuo gimtinės ir pasijusti ypatingai laukiamiems. Atsidaro vartai, mes suvažiuojame į tą kiemą ir tai buvo didžiulis džiaugsmas iš tikrųjų. Tikrai toks įdomus būdas grįžti pas tėvus, aplankyti tėvus. Ir šiaip labai įdomi kelionė, kurie aš, manau, mielai pasirašyčiau dar kartą. Neturiu omeny būtinai į Afriką. Čia tėtis? Čia mano tėtis. Po mėnesio kelyje, pasiekus kartais atrodo nepasiekiamą tikslą, atsiranda naujas jausmas. Būtinai kada nors tai reikės pakartoti. Ačiū, matai? Ką? Mūsų mersiukas ant platuko jau. Padarėm? Tai čia senokai tiek lietuvių buvo pas jūs? Iš tiek niekada nebuvo. Du galbūt būdavo, bet nedaugiau. Ir tai labai retai, man beveik nesatvažiuoja. Tai mes už tos visus. Už tos visus. Praleistus laikus. Labą dieną. Mes ryžomės visiškai avantūrai. Čia buvo totali avantūra. Bet tas optimizmas matyt gelbėjo ir tas nusiteikimas, kad vis tiek viskas bus gerai, matyt mūsų nepaliko ir viskas baigėsi iš tikrųjų gerai. Kai prieš metus sakiau, kad tai buvo gyvenimo kelionė, tai panašus jausmas ir neapleido, tačiau kiek aš pamenu, mes visi, kurie važiavom, iš karto šnekėjom jau apie kitą kelionę, tik tai dar buvo neaiškus maršrutas. Pirmas toks kodinis vardas buvo Taškentas, tai va, turbūt nuo to ir prasidėjo, kad idėja buvo nuvažiuoti Taškentą tik tai kokiu keliu. Idėja yra labai paprasta, jinai visiškai nesiskiria nuo tos, kuri buvo prieš metus. Tai yra senais, kiek galima senesniais automobiliais, nuvažiuoti per 8 šalis, visiškai neturistiniu maršrutu iki pasirinkto tikslo. Tai yra mes važiuosime per Lenkiją, Ukrainą, Rumuniją, Bulgariją, Turkiją, Iraną, Turkmėniją ir Uzbekiją. Naujas lietuvių iššūkis Azijos žemynui. Jo, karteris pramušė. 10 000 kilometrų šilko keliu. Ar tikrai Iranas pasaulio blogio ašis? O Turkmėnijoje prasidėjo naujas aukso amžius. Paskutinė seno automobilio kelionė per 9 valstybių teritorijas. Šiandieną buvo viena ilgiausių dienų mūsų gyvenime. Rytų kryptis yra man savaime įdomi. Tas senas sovietinis filmas Balta dykumos saulė, ten labai gera frazė yra rusiškai, kuri skamba, kad Vostok dėla tonkaja. Net nežinau, kaip gal tiksliausia lietuviškai būtų išversti rytai reikalas subtilus.
Šių metų projektą mes pavadinome Šilko kelias, kadangi maršrutas, kurį pasirinkome, sufleruoja būtent tokią idėją. Noriu Iraną pamatyti labai, nes apie jį vienaip šneka, gal ten kitaip yra, o gal ten labai baisu, nežinau. Nors aš ir labiausiai šioje kelionėje norėjau nuvykti į Persiją, bet vis dėlto tai irgi viršijo mano lūkesčius, kadangi tokios šalies aš nesitikėjau. Moterų padėtis Irane išties yra tragiška. Ir netgi tų, kurios atvyksta, Jolita ir Jelena buvo priverstos apsimuturiuoti skaromis, slėpti pėdas, kojas, viską, figūras, su visokiais švarkais vaikščioti. Ir tai, mano galva, yra baisu. Kokia mes šalia? Irane. Ai, vis dar Irane. Tau miražai? Man miražai, čia neįsivaizduoju. Tai yra 50 laipsnių temperatūra. Gal ir daugiau, bet temperatūra. Galbūt daugiau, bet termometras nebetraukia. Jo. Man atrodo, kad mes jau... Mano veidas raudonas, smegenys išvyrė. Tai galima tik įsivaizduoti, kas būna vasarą. Jo, gerai, kad čia kartais pasitaiko dušai. Taip. Magdi, how are you? Tavo temperatūra aukšta? 100. Man tai dar buvo ir sentimentali šiek tiek kelionė, nes aš atsidūriau, aplankiau tas vietas, kur tarnavau prieš 22 metus rusų armijai. Дорога есть. И семя зовут там. Это Килета там. Килета. Хорошо. На Угары, да? Угары. У горы, да? У Копедага, да? А, ты там служили? Да, да. Тогда тебе воин сейчас надо, Да. Čia visi buvo ruošiami Afganistanui ir vienas žuvo iš sartų. Arminas toksai. 3 sužeisti buvo. Vienas vaikystės draugas, kur kartu čia buvom. Elvis Moranovas. Buvo dingęs pusiau be žinios, bet po to atrado ir viskas tvarkoja dabar. Mes kartu niekad ir nebuvom daugiau susitikę. Gal nenorim tiesiog prisiminti. Seniai tai buvo, labai keista vėl atsidurti čia šioje vietoje. Mes dabar kaip tik esame Irano pasienyje, Turkijos pasienio pravažiavom. Dabar prasidėjo ilgai trunkanti procedūra. Tai yra, mus tikrina dabar, bet kadangi vieną automobilį patikrino, nieko ten nerado, tai mes dabar perdėjom tą butelį iš mūsų automobilio, kurį dar tikrins, į jau patikrintą automobilį. Kadangi mes filmavome be jokių leidimų, tai gal buvo toks nerimas, kad staiga mus čia gal paims ir pabandys patikrinti. Gal mums tektų po to sėdėti prie kažkokio persiško kilimo su kažkokiais kalašnikovo automatais už nugaros ir skaityti visokius atsiprašymo tekstus. Tai buvo ir atostogos, ir darbas, tai buvo ir nuotykis, tai buvo ir iššūkis. Tai buvo labai daug visko vienoje vietoje. Tai buvo daugybė emocijų ir labai didelė patirtis. Mylėsi Lietuvą iš tolo, visa širdin, visais jausmais. Iš tolo meilė neprapuola, po balto marmuro namais. Man ten labai patinka. Oras, ten prie upės vandens, labai gražus. Nuvažiuoti į Lietuvą, nors 5 dienom, pavaikščioti. Ilgokai keliavom iki jūsų tokia simboliška graži pabaiga gavosi. Aš nežinau, ar tu gali tapti mirtinu priešu, būdamas svečias. Turbūt jokių būdų, tačiau labai artimų draugų tapti ten labai lengva. Tai va, marčiau kelionę į Uzbekistaną, radau, manau, tinkamą modeliuką. 1979 metų Mercedes-Benz 2,5 litro variklis. Kada Vytaro kažkas paklausė iš žurnalistų biuros ponos kelionės, ar jūs padarėte tam tikras išvadas prieš kitą kelionę, jis sakė, neabejotinai taip, mes pasirinkome dar senesnius automobilius. Viename Lietuvos kaime buvome suradę visai neblogą greitosios pagalbos automobilį. Tačiau vos sužinoję tikrasias šio automobilio kuro sąnaudas, iš karto persigalvojom.
Mes staiga prisiminėm, kad vienas mūsų pažįstamas, mūsų draugas Maksas, jau seniai turi šį automobilį, jis ėjo iš rankų į rankas ir jisai stovi jo kieme. Manau, kad čia bet kurio Vilniaus taksisto svajonė. Žinau, man truputį abejonių kelia. Visa normali kelionės logika sufleruoja, kad mes negalim važiuoti šio automobiliu. Tačiau, kadangi tai yra kelionė, kur logikos nėra, tai automatiškai taip išeina, kad mes turėjom jį paimti. Kodėl mes važiavom su tokiu senu automobiliu? Aš manau, kad tas automobilis mums savaime garantavo nuotykius. O į tokią kelionę būtent nuotykių ir važiuoja. Mes pajutom kontaktą su šiuo automobiliu ir supratom, kad jisai bus mūsų draugas artimiausią mėnesį, bent jau tą kelionės mėnesį, tai iš tikrųjų. Visada mums kainavo tik tai 500 litų. Štai šis puikus Eržilas, kuris važiuoja į savo paskutinę kelionę. Na, čia vieni iš baisiausių iš tikrųjų prikelimų į atvežtų mašiną, bet čia didelių patobulinimų nereikia, nes mūsų lietuvių patirtis įrodė, kad jeigu jau nuo čia iki Afrikos davažiavo, tai ten po vietą jie turbūt tik su tokia mašinom ir gali važinėti. Pernai padarėm vieną klaidą, prieš savo kelionę nepabandėm važinėti per smėlį. Džiugu, kad šiemet tokių klaidų nedarom, kad atvažiavom į šį karjerą šeštadienį, kai visi žmonės ilsisi, o mes čia tampame su savo senais mersais. Žinodami, kad kursim filmą apie Šilko kelio ekspediciją, aš žinoma galvojau apie muzikinį takelį ir galvojant apie tai, reikėjo kažkokio ypatingo, gero, gražaus, atitinkančio būtent visą tą dvasią ir aš iš karto prisiminiau savo bičiulį Andrių Mamontovą. Klausė, gal aš turiu kokią dainą, ta daina iš karto atėjo į mintis ir kažkaip supratau, kad jinai ras savo vietą. Tie, kurių bėdos įspaustos mėnulį ir tie, kurie sniego viršūnėm klajoja. Visi, kurie pelno troškimo neturi. Tik jie ir suteikia tau tavo svajonę. Jūrų platybės, dangaus begalybės, vaivorykščių vartai ir visi pirmieji kartai. Kažkaip susijęs su žodžiu svajonė. Tai yra, man kelionės yra vienas iš tokių dalykų. Tiesiog suvoki mastelį to pasaulio. Kai tu keliauji, tu suvoki, koks jis didelis ir koks jis mažas tuo pat metu, kaip viskas skiriasi ir kaip viskas yra vienoda. Ir kažkaip kuo daugiau keliauji, tuo daugiau nebeturi to jausmo kažkur iškeliavęs, kad tu esi toli nuo namų. Labas rytas, 2008 metų kovo 26 diena. 5 valandos 50 minučių ir mes važiuojame į Varšuvą paimti Irano vizų. Turiu labai daug pasų, kuriuose jau yra Uzbekijos vizos. Ten turės atsirasti garsiosios Irano vizos. Kelias ilgas, pažiūrėsim, kaip seksis. Aš dar tokio nemačiau. Atvykstama į tikslą dešinėje. Beveik po 6 valandų mes esame Varšuvoje ir eisime pabandyti gauti Irano vizą. Atsakingas prieš šią kelionę buvau už tranzitinės Turkmenistano vizas ir nuvažiavau į Minską, susiradau tą Turkmenistano ambasadą ir patikėkit, 2 valandas aš ten praleidau, kol bandžiau išaiškinti, ko mes ten važiuojame, ką mes ten darysime. 2 savaitės laukiam atsakymo, skambinėdavau aš tenais, galų gale pranešė, kad atėjo atsakymas, kad mums duoda tranzitinės vizas ir aš dabar už 2-3 dienų turiu važiuoti į Minską jau jas pasimti. 20 dienų liko, bet jau labai noriu važiuoti. Iš tikrųjų, tas yra kelio trauka, laukiu nuotykio. Nežinia, kaip ten kas bus. Bene paskutinis dalykas, kuris mūsų laukia dar prieš kelionę, tai yra spaudos konferencija.
BMS Megapolio patalpose. Būtent ten mes sukvietėm visus kolegas papasakoti apie tai, ką esame sumanę ir pristatėm mūsų ką tik tai tvarkingai reklamos klasėje apklijuotus papuoštus automobilius. Patiems automobiliams mes galvojame iš pat pradžių, kad žinoma, kad toks automobilis turėtų turėti savo vardą, jis negali būti šiaip Mercedesas, šiaip mašina. Sugalvojame juos pakrikštyti vardais, kurie buvo duoti tarpukario Lietuvos tankams. Jie turėjo labai gražius pavadinimus ir 3 iš jų mes pasirinkome. Tai yra Drąsutis jauniausiam ekipažui, Jonas Slibinas ir mūsų Pagieža. Yra tokia nuomonė, kad kaip pavadinsi automobilį, taip jis ir važiuos. Iš tikrųjų, mūsiškis važiavo pagiežingai, tačiau mes niekada net nesuabejojom, kad jis nepasieks tikslo. Nu viskas, atrodo, kad paskutiniai pasiruošimai baigti ir reikia atlikti patį svarbiausią dalyką, tai yra pradėti startuoti. Iš tikrųjų, pati graudžiausia akimirka ir norisi, kad greičiausiai baigtųsi. Vytaro dukra Augustė. Liūdinti Vytaro dukra Augustė. Dėl to, kad tavęs neimam į kelionę. Nu va, ateis laikas, galbūt kitais metais važiuosim kartu. Važiuosim, be? Taip, va, senas keliautojas Gintas, kuris sakė, kad gerai atrodo, kad yra dar kvailesnių negu mes, kurie važiuoja tokiais būdais. Ne taip interpretuoju. Atsiprašau. Labiau avantūristų. Ai, labiau avantūristų. Gerai. Ką tėčio atsisveikinam pasakysi? Ate. Ate, tėti. Ate. Nu, va, tokia kukli kompanija, kuri išlydi ir man atrodo, mums reikia greičiau važiuoti. Tie, kurie skrenda per mėlyną dangų. Ir tie, kur išdrįsta. Taip paprastai, proziškai, balandžio 19 startavo Šilko kelio ekspedicija. Šiais senais automobiliais mes pabandysime per vieną mėnesį nuvažiuoti nuo Vilniaus iki Taškento. Tai beveik 10 000 kilometrų. Pirmoji dienos naujiena buvo gera. Nebesaugoma ir be užtvarų Lietuvos-Lenkijos sieną įveikėme net nestabtelėję. Bet neužilgo mūsų laukė... Belistoko avariją priskirčiau dar prie kelionės pradžios. Kelionės pradžia visada būna toks sambrūzdis, dar daug neaiškumų. Vos įvažiavus į miestą yra toksai pakankamai keistas viadukas. Jono Slibinas priekis taiga kaip įkirstas sustojo. Įsitempiau, atsilošiau, pasiruošiau smūgį ir mes susidaužėm. Slibinas su Pagieža susidūrė. Aišku, įdomiausia buvo tam Lenkui, kuris sudarė tokią situaciją, pats to nežinodamas, stebėti vaizdą, kada priešais jį susidūrė 2 lietuvių automobiliai ir kaip niekur nieko važiuoja toliau, kelionė tęsiasi. Čia prasiskėtė biškį, bet bus geresnė ventiliacija. Šiek tiek su izoliacija apvyniojom krentančią posūkių lempą ir tiesiog patiuninguotas naujai automobilis nuo pirmos dienos jis jau buvo pakrikštytas. Po tokio kelionės krikšto nemalonių siurprizų jau nesitikėjome. Navigacinė sistema vedė link Ukrainos sienos ir švelnių balsų vis praskaidrindavo vyrišką draugiją. Iki Ukrainos likus 40 km prasidėjo vilkikų eilės. O tai reiškia, jog diena turbūt taip paprastai nesibaigs. Dabar esame labai keistoje situacijoje, atsidūrėme tarp Lenkijos ir Ukrainos. Mėginame įvažiuoti į Ukrainą, tačiau Ukrainos muitininkai pareikalavo iš mūsų 7 000 eurų už kiekvieną automobilį užstatą, nes mūsų automobiliai išregistruoti. Vos ne su džiaugsmu. Pasakė, dalšą вы никуда не поедете, toliau jūs niekur nevažiuosit. Buvo apmaudu, tačiau teko apsisukti ir grįžti atgal. Velnių, mano automobiliai atsirado keistų garsų iš greičio dėžės, o tai nėra jau geras signalas. Bet kita vertus yra gerų pusių, mes pamatysim Vengriją, tikiuosi, Slovakiją ir per kitą pusę važiuosim į Rumuniją. Pabandom pajudėti. 4,5 valandų praleidę tarp Lenkijos ir Ukrainos sienos, mes galų gale suradome vietą, kur galime šiek tiek numigti. Ir artimiausiu metu greičiausiai taip ir padarysim ir mūsų kelionės pilnai keičiasi jau po pirmos dienos pilnos įvykių. Čia prabangaus viešbučio stiklinės, bet prieš šviesą gal geriau matysi. Nu, Vytarai, nebūkit toks priekabus, užtat žiūrėkit, kokiai lovą aš miegosiu. Ar galėjai įsivaizduoti, kad aš miegosiu su Hario Poterio patalinė? Haris Poteris toks lenkiškas labiau. Haris Poteris lenkiškas? Man primena gusliką iš 4-5 viršūns. Linksma diena buvo. Jeigu taip tęsis toliau, man atrodo, kad mes keliausim kiek ilgiau negu kad 35 dienas, kiek kad buvom numatę. Labanakt. Nepavykus įvažiuoti į Ukrainą, ją mes turėjome apvažiuoti neįspūdingais Lenkijos keliais.
Na, kad negausiu vairuoti šitą kelionį, tai aš beveik nebejojau prieš kelionę. Nes pernai nedaviau vairuoti Marčiui iki Bamako. Tada atsisveikinau su draugu, senuoju savo Mercedesu. Bet aš jau pripratau, dabar šturmanauju, maloniai bendrauju su Samantha Fox, kai mes praminėm savo navigacinę sistemą. Jos balsas toks labai gražus. Užsiimu visokiais reikalais. Na, atlieku kaip namų šeimininkės vaidmenį šiame automobilyje. Kaip Samantos balsas? Drąsiai važiuoja pas policiją. Pažiūrim, kaip tai atrodo. Galima važiuoti 50 km per valandą, aš važiavau 72. Man išrašė netgi specialų kvitą. Viskas yra tikra, jokio kyšio, tartis niekaip neišėjo ir aš nepasakyčiau, kad be džiaugsmo. Mes tiesiog sumokėjom baudą, kadangi iš tikrųjų buvom nusikaltę. Praeitais metais, jeigu mes užstrigom Mauritanijoje, niekaip negalėjom iš Mauritanijos išvažiuoti, tai dabar užstrigom Lenkijoje, kur visai neplanavom. Ir išvažiuojant iš Lenkijos turbūt sakėm, kad pagrindiniai akcentai, kuriuos mes paliekam ir kurių daugiau nematysim, tai yra kryžiai, kurių yra labai daug šioje šalyje. Ir yra turbūt vienas paslaptingiausių ženklų, tai yra mergaitė su, ar tai yra balionėlis. Kreipkite dėmesį į kaspinėlį ir taip pat į smakro vietą. Man atrodo, žinai, kas čia yra? Žiūrėk, čia reikia paimti šitą ir su šituo stabdyti. Lyginant su Lenkijos keliais prieš kokius 5 ar 10 metų, viskas gerėjo vis tiek į gerąją pusę. Na, jų nepasidarė platesni, tačiau geresnės kokybės ir tiesą pasakius ženklų, įspėjančių apie pavojingus ruožus yra kur kas daugiau. Kur dabar važiuojam? Košice. Tai yra visiškai netikėtas mūsų maršruto pasikeitimas, kadangi dar prieš kelias dienas mes net neįsivaizdavom, kad nuvažiuosim į Slovakiją. Slovakija man tokia apsnūdusi pasirodė, gal dėl to, kad aišku sekmadienio vakaras buvo ir toksai judėjimo mažai. Įvažiavus į Slovakiją prasidėjo kalnai. Dėl to atstumas tarp pirmų dviejų automobilių ir atsiliekančios Pagiežos vis didėjo. Kartu padidėjo ir abejonės dėl automobilio galimybių. Mersas kaip žvėris. Mersas žvėris, bet Nuo kalno traukia. svarbu, kad nebuvo naujų garsų pasirodę. O su visais kitais susitvarkysiu. Viskas labanakt. Prasideda trečioji kelionės diena ir štai kokį vaizdą mes matome pro savo langą Košice, Slovakijoje. Now he's going for 220 again. This will only take him up to 405, but that will be into the lead. Come on, he's got to give it that Turėtume važiuoti, bet negalim, nes Višniukas ten kovoja ir mums reikia dabar būtinai pasižiūrėti iki galo. Mes labai pergyvenam už Višniuką, o matom, kad ir Europą visą žino, kad jis taip pat ne tik sunkumų kilnotas, bet ir šaberas, nes čia kelis kartus minėjo, kad jo labai nuotaikos geros, jis labai išaiškingas žmogus. Ir žiūrovai matosi jį labai palaiko. Beje, jisai kovoja dėl aukštų pozicijų su Slovaku. Mes esame Slovakijos teritorijoje, taip kad dabar mes stengiamės nereikšti garsiai savo emocijų mažą. Puikus Ramūno Vyšniausko pasirodymas buvo nuostabi dienos pradžia. Bet šiandien mes dar nebandėm užvesti automobilių. Kas įdomiausia, kad man atrodo, kad mes operatoriaus komandą prarandam, nes tepalai tyška. Iš čia yra traukinys į Vilnių. Bet vienas varžtas atsileidęs, tai tikiuosi, kad čia jis. Automobilių parko remontas rytinis. Ir tai tik tai dar trečioji kelionės diena. Jų liko dar kažkur 35. Tokia žvakė byloja apie puikų variklio darbą. Reikia tik tai gas daryti ir viskas. Aš sakau šoferiu. Bet šitą žvakę iš tikrųjų dar matė pasiruošimo Maskvos olimpiniam žaidynėm. Jo, tai. Nepanašu į melžimo aparatą. Panašu, bet čia. Tai jūsų juokas, pas mus ir tepaliukų yra, pažiūrėkit. Taip, tai dabar trauk šitą, jo, trauk, valgom. Pasakyčiau, alų atidarot greičiau negu tepalų baką. Nes tai įprasta. Nu ką, antena bus iš pakabos. Galų gale mūsų ekipažas turi anteną. Kaip čia sudėtinga viskas. Automobilinės pagirios. Pili litrą, 100 gramų gauni nemokamai. Tai kuo mažiau lysi tą variklį. Tegu jis gyvena savo gyvenimą. Vis dėlto pavyko.
Ir mes per Slovakiją nurūkome link Vengrijos sienos. Taip, mes jau Vengrijos teritorijoje, o visa tai, kas buvo iš praeitų laikų sienos, yra štai čia. Didžiulis pastatas, kur vyrė gyvenimas, krūvos, tonos popierių buvo. Jo, Šengeno erdvė vis dėlto geras dalykas ir tai gali suprasti tik tai keliaudamas. Tie, kurie niekur neišvažiuoja iš Lietuvos, vargu ar gali suprasti, dėl ko daugelis taip džiūgauja. Mums tai yra iš tikrųjų labai didelis palengvinimas. Įvažiavome į kraštą, kurį iš turbūt, bent jau mes iš paauglystės laikų žinojom nuo vyno etikečių. Va, tokajaus Rusijai visur. Manau, kad mes užeisim gal įsigyti vyno, jeigu turim laiko. Bet pats vairuoji, tai žinai. Ne, jokių būdų. Jonas pasiūlė pirmasis užsukti į vinoteką. Eina, pasivaikščiusi. Gal užgesink motorą? Nesibodo jums nurodinėt man. Užtenka va, mūsų Samanta, kad šneka be sustojimo. Šį kartą tyliai, ačiū. Taip nurodymų labai daug. Dar tik 3 diena. Man papasakojo, kad čia yra tradicinis saldus šito regiono vynas ir pagrindinė esmė yra va šitam žodį putoniš. Putoniš tai yra tokios medinės kuprinės, kurias vynuogių rinkėjai laiko ant nugaros ir kuo daugiau tų putoniš, tai tuo saldesnis vynas. Didžiausias skaičius gali būti 6. Anksčiau, kaip už 4 rublius atveždavo tokajų į Lietuvą, tai butelis būdavo panašus, bet tokio vyno neteko matyti. Taigi važiuosime į Rumuniją. Bandysim pasiekti Bajamarį. Puikiais Vengrijos keliais judame Rumunijos link. Galbūt todėl, kad tai viena jauniausių ES narių, surasti įvažiavimą į Rumuniją gana painu, ypač bandant iššifruoti vengriškus pavadinimus. Vengrijos-Rumunijos siena tai Šengeno erdvės pabaiga, todėl vėl tenka prisiminti kontrolės postus. Niekas nefilmuoja. Vos įvažiavus į Rumuniją vaizdas tikrai primena Kusturisos filmus. Gatvėse daugybė arkliais tempiamų vežimų ir visiškai jokių nuorodų pirmą kartą čia atsidūrusiems keliautojams. O tai reiškia, kad iki naujo nuotykio vos vienas žingsnis. Satumarį mūsų Samanta iškrėtė tokį pokštą, kuris buvo lydimas fatališkų aplinkybių. Tokių aplinkybių kaip kelio remontas, kaip neaiškus miestas ir panašiai. Kol mes įsukome reikalingą posakį, išbandėme 4 turbūt galimus kitus variantus. Recalculating route, kažką perskaičiuojam kelią. Reiškia, kad mes net ten kažkur nusukom. Vytaras nusprendė, kad moka rumuniškai ir rodiklė į dešinę pusę, vietinė kalba. O Drogovanė atrodo, jis pasakė, čia yra apvažiavimas 100% ir važiuojam čia, sutaupysim. Dėka Samantos netikėtai mūsų keliai su pagrindinė grupė išsiskyrė, dabar važiuojam beveik off-roadų ir keli klausimai vairuotojai. Kaip vertinat Mercedeso pasirengimą sunkesniems keliams? Kol kas tviukų. Senukas nepaveda. Man atrodo, kad bus gerai viskas. Turėtume kažkur mes išeiti geresnį kelią, jeigu ne, tai mums liko apie 50 km tokio kelio, nieko baisiausia. Vieną duobę žiūri, kitos galbūt nepastebėjau, po truputėlį saulė leidosi ir vienoje vietoje staiga mes... Nerėm abiem ratais į tą duobę ir buvo geras smūgis. Gerai, kad buvom prisisegę diržais. Panašu atvažiavom. Ne, tai toliau važiuosim, jeigu spėjim, kad tas, kas yra. Čia tokia spiruoklė atšoko. Čia kalkuliuotis pradėjo iškart visos aplinkybės, kad mes esam ten, kur negalim paaiškinti, kur esam. Mes esam dideliai Rumunijoje, mes negyvenamai vietoje, sparčiai temsta. Ir vienintelis, ką mes galim daryti, tai kapstytis, bandyti kažkaip patys. Mes išmetėm kažkokią detalę. Kiek vėliau sužinojom, kad tai yra akceleratorius, jisai tiesiog nuo smūgio iškrito iš savo pagrindo ir mes nežinojom, kaip jį sutaisyti. Tuščia. Mes dar ne Transilvanijai? Labai panašu, dar yra gabalas kelio. Per tą laiką ne vienas automobilis nepravažiavo, net arklys neprajojo. Iš vis tylu visiškai buvo. Filmuodamas, aišku, nepastebėjau, kad po automobiliu didžiulė tepalo bala. Gal ir gerai, nes tęsti kelionę buvo labai pavojinga.
Po to prisimėm, kad bagažinėje yra tvirtinimo gumų tokių su kabliais. Ir tą gumą užkabinom už tos tvirtelės, prispaudėm prie ten, prakišom pro variklio dangtį per priekinį stiklą, pabandėm, veikia. Tai buvo nerealus džiaugsmas ir toksai, iš tiesų, visai kelioniai, manau, davė mums tokį didelį įkvėpimą, kad mes susidarojam su šia užduotimi. Left sakė right. Buvo. Yra asfaltas. Pamačius gerą kelią, mūsų džiaugsmui nebuvo ribų. Tačiau tuo metu iš automobilio jau baigė ištekėti visas tepalas. Asfaltas. Čia miražas negali būti. Nejaugi mes iš tikrųjų tai padarėm. Ei! Dar šiek tiek, dar. Tas asfaltas mūsų. Bet kaip daina atitinka temą. Paskutiniai metrai iki asfalto. Sek, čia tiek tai nuvažiuosim. Gal. Dabar gazas dugnas. O ką Samanta sakė? O jinai tylėjo. Tylėjo tuo metu ir ilgai tylėjo. Jinai tylėjo, įsižeidė ant mūsų, paskui mes kažkaip vos suradom tą kelią. Tai buvo tikras natūralus džiaugsmas. Baimarė, kai sustikom su likusia ekspedicijos dalimi ir tik pajudėjom iš tos viešbučio aikštelės, išgirdom per radio ryšį Jono balsą: vaikinai, stokite, jūs kraujojate. Jo, karteris pramuštas. Varo kiaurai va iš karterio. Tas vaizdelis kažkur matytas, nes mes visi atsigulę po mašiną apžiūrėjom, tai lygiai tas pats buvo pernai prieš Bamako, kai pramušėm kuro baką. Karteris pramuštas. Tai būtų tepalas išvarvėjęs per tos likusius 30 km sausai, tai aš abejoju, ar Pagieža būtų pasiekus šią vietą. Masinė evakuacija. Mes vėlgi kažkokios mūsų saugančios apvaizdos dėka iš šios situacijos išsisukome geriausiai, kaip tik tai buvo įmanoma. Galų gale Baimario mieste mes apsigyvenom ir suradom bent jau vietą, kur prisiglausti. Mieste, kuriame vyksta Centrinės Europos ralis, tai nėra labai paprasta ir greičiausiai šitam miestui tai yra vienas didžiausių įvykių per pastaruosius metus Rumunijos istorijoje. Pats įdomumas pasižiūrėti, kaip tie ralio dalyviai ruošiasi. Yra naktis prieš startą, iki starto lieka keletas valandų. Naktis, kuri yra skirta visiems tiems žmonėms, kurie lenktyniauja pailsėti, o mechanikams prasideda pats karštymetis. Ir, pavyzdžiui, mes pabandėm vaikščiodami pasižiūrėti, kad mūsų senuką Mercedesą taip kas nors tvarkytų ir užsiimtų ir lopytų. Aš įsivaizduoju, kad mums reikės rytoj rytą praleisti, ieškant gero meistro, aišku, iš vietinių. Šitų jau mes niekaip neprisikalbinsim. Biudžetas per mažas mūsų lenktynių. Tai labiau, kad tai ne lenktynės, o autoprabėgimas. Autoprabėgimas rimtas. Šiandieną 3 kelionės diena baigėsi ir jau įvykių sočiai ir pakankamai daug. Ekologiškas variklis be garso važiuoja. Jaučiu, kad po vakarykščių išbandymų važiuoklė viskas tvarkoje. Pramuštas karteris. Taigi statysim mersiuką ant duobės. Tai pirmasis autoservisiukas. Priėjęs tokia anglų kalba sako taip: 10 minutes. Ir nuėjo kažkur prie kito automobilio dirbti. Jaučiu, mes tai būtume ir stovėję ten visą dieną. Bet staiga prisistatė žmogus, kuris iškart kreipėsi rusiškai. Tai Moldavas Tolė, jis mus atpažino iš numerių. Ir Tolė ėmėsi tvarkyti reikalų. Po 10 minučių Pagieža buvo pakelta ant keltuvo. Kai pakėlė mašiną, reikia naudoti sprogą užkabintą gumą, tai nereiks lysti po ją. O kai pakeitė mašiną, iš karto pasimato visai naujų žvilgsnių, žiūrėkit. Kažkoks varžtukas lenda iš skylutės. Dabar dar vieną suradau, einam ten parodysiu. Žiūrėkit, ką aš čia radau. Čia yra automobilinio kaminkrečio įrenginys. Jis yra skirtas pavalyti šiek tiek, kad geriau trauktų. Как ты наши Мерседес оцениваешь? Отличная машина. Еще будет держать еще 9000 километров. До Ташкента доедет? Доедет. Tapom draugais ir ačiū Toliai už pagalbą.
Tarptautiniam pastangom sutvarkę techniką, buvome pasiruošę daug įdomesniems dalykams. Mūsų laukia įspūdinga kelionė po Drakulos šalį. Transilvanija, ar dėl to Drakulos legendos, ar dėl kokių kitų dalykų, jin tokia truputį vis tiek mistikos jaučiasi, kai važiuoja, toks rūkas, kalnai neaiškus, tai lyja, tai nelyja, ta pilis tokia kukanota, ten kažkoks rankinimų bokštas yra tokie tie žmonės, kai kurie, kai vilkolakiai išlenda iš pakampių. Šiandieną mūsų trečioji diena Rumunijoje, mes po truputėlį artėjame link Juodosios jūros ir jau kylame į Karpatų kalnus. Iš tikrųjų mes esame jau tikrosios Transilvanijos, legendinės Transilvanijos prieigose ir patekome į Sigizhuiro miestą. Būtent čia dar 1431 metais, pasak legendos, gimė mažuliukas Vladas Tepeštas, kiek vėliau dėl savo poelgių pramintas grafu Drakulu. Mes su Vytaru turim vieną hobį. Afrikoje tai darysim, man atrodo, dabar, kadangi po truputėlį tampa vis įdomiau ir įdomiau. Mes fiksuojam įvairiausius viešbučių dušus. Viskas labai paprasta. Stebuklingų rankų judesiu patraukiam kilimėlį. Čia yra bėgt vandeniu. Reiškia, reikia galvot, kur dušas. Dušas yra štai čia. Ką mes darom? Mes tuo metu, kada atliekam visus reikalus, atsukam tiesiog vandenį, paleidžiam dušą. Apsiprūsiam. Nuo galvos iki kojų. Nuo galvos iki kojų. Ir vanduo nubėga. Kaip reikia, taip mes sutaupome vietos, taip mes sutaupome papildomą dušinę įrangą. Ir nieko daugiau nereikia. Ir turistas patenkintas ir visi laimingi. Va. O, dar rytoj ir darysim. Aš pirmas vienas. Gerai, užsidaryk, tik nenoriu filmuoti. Matosi iš tikrųjų, kad artėjame į rytus, kadangi pirmasis pasaulyje naftos gręžinys, atrodo, tai buvo pastatytas, jeigu knygelės nemeluoja, jos dažniausiai būna teisos. Uešti mieste tai vyko 1857 metais. Pakankamai senai ir nuo to laiko, kai uždegė degtuką, ten taip ir viskas dega. Mūsų GPS-as Asusas Samanta rodo, kad iki Urzičėnė miesto lieka apie 10 km ir mes važiuojam susitikti su pirmaisiais lietuviais planuotais mūsų šioje kelionėje. Tai yra broliukai Arlauskiai, Giedrius ir Davidas, kurie lošia vietinėme klube. Šalis tai norėjom į Lietuvą, nes Lietuva dabar atrodo tai yra perfekt Lietuvoje, bet dėl futbolo tai Lietuvoje bananų šalis. Nieko neturim. Čia tai viską turim. Mokinuos rumuniškai. Apie futbolą jau visus pagrindus žinom, aš jau ir kalbu aikštėje. Jau yra aš, reiškia, jau. Išeinam, stinga kairė, drepta dešinė. Esam 4 vartininkai. Man 20 metų, serbas yra 30 metų, rumūnas 30 metų. Tai aš jaunas ir reikia kapotis. Mes pasirašėm 3,5 kontraktų, va šitas baigės ir dar 3 metai. Bet aš nemanau, kad čia aš Rumunijai, aš nenoriu būti 3 metus dar čia. Nupušėti gali. Pasilgsti tos kalbos, gerai, dabar dviese pasikalbam. Mes savo paukščių kalbas susičialbam. Ta proga, kad važiuojam, ištinkam lietuvius, visiems perdodam tokias apyrankės, čia Lietuvos tūkstantmečio vardas kitais metais bus minimas. Labai dėkui. Tai prašau jas gerbti. Tai jūs sies su Lietuva ir tuo pačiu dabar visiems parodysite, visiems rodykite, žais rungtynės. Va, galų gale, 5 kelionės dieną mes pasiekėme Lietuvos baudžiamoji ekspedicija ir sveiki, šiek tiek palopyti tankai pasiekė Juodąją jūrą. Arkliai gertų? Ne. Niekaip. Nebent su šienu. Gal Rumunijai kažkaip jau užsibuvom. Bulgarijai ruošiamės tokiam dalykui, kad ten visada sako taip, bet daro taip. Taip, ne. Taip, ne. Bet ir čia susišnekė rumuniškai. Vytaras laisvai skaito, jis taip susišneka rumuniškai ir taip moka skaityti visus ženklus, kad vieną paskaičius mes paskui turėjom automobilį visą dieną taisyti. Ačiū už tai, kad žiūrėjote šį reportažą nuo Juodosios jūros kranto. Merci frumos. Šilko kelias Turkijos teritorijoje.
Mus nuo Užupio skiria 4000 km. Kodėl šioje šalyje žadintuvas nereikalingas? بشم تو مشت دنیا از خودم هم میگریزم ندارم امید به فردا